kalbėsiu aukštaitiškai, bet žemaitis esu. Reiškia labai gerai, paskutinis žmogus, kuris dabar pasakė 110%, aš pats irgi esu nukentėjęs ir taip toliau. Alio, supluočiau kalbėti. Dabar išvėsit jau. Dabar žiūrėkit, reiškia, viskas yra gražu, bet yra vienas, ką turim viską padaryti. Istorija yra pats geriausias mokytojas. Ir yra taip, kada mes gavom nepriklausomybę 1918 metais, labai daug dėmesio skyrė jaunai kartai, jaunimui. Šiandieną visose viešose įstaigos ir taip toliau jaunosios kartos nėra. Ir čia yra pagrindas, kaip išlikti mums tautai. Jeigu mes nesurasim galimybės, kaip nors sudominti mūsų jaunąją tautą, mes prarasim visą aplamai, mes išeisim anapilį ir tautos nelieka. Mano tikslas yra būtent išsaugoti 3 pagrindinės pamatinės vertybės, kuris reikia perduoti jaunai kartai. Tai yra valstybės tautos istorija, bet šitą istoriją turi būti pagal etninius kraštus, nes mes esame mini federacija Lietuva. Yra lietuvininkai, yra žemaičiai, yra jotvingiai, yra sudoviečiai ir aukštaičiai. Ir būtent reiškia per šitą istoriją. Antra, kalba ir tarmės. Tai yra mūsų kraujas kalba, kaip žmogus turi kraują. Ir trečia, etnokultūra. Tai yra dvasiniai dalykai ir materialiniai dalykai. Be šito mes nieko nerysim. Šiandieną, kai pasižiūrė visus savo, reiškia mūsų, kas šiuo metu buvo, tai buvo genocidas daromas absoliučiai. Ką aš dabar darau? Kaip aš šitą viską darau? Aš dabar darau taip, pagal kiekvieną etninį kraštą darau istoriją. Aš turiu didžiausius fondus, pasigirsiu. Aš turėjau savo verslą, aš negėriau ir nerūkiau. Aš viską finansavau, aš buvau Nausėdai konkurentas. Aš supirkinėjau visas knygas. Pas mane 15 amžiaus turiu maldaknygus. Turiu visą šitą. Ir šiandien aš turiu visą spaudą nuo 1918 metų. Absoliučiai. Ir ten buvo kiekvienai sričiai, buvo žurnalai, laikraščiai ir taip toliau. Mes vėl turime grįžti būtent prie mūsų jaunosios kartos. Ką aš dabar darau? Tai reiškia, ir mes esame jau sustarę su kai kuriom savivaldybėm, išleisti du vadovėlius. Pirma, to krašto istorija ir to krašto, reiškia, šviesuolis. O šviesuolis kaip reikia daryti? Ne šiaip su, kad Jonacija kietas yra, o kas išleido knygą. Kas yra didžiausia išradimas žmogaus? Knyga. Ir būtent per šitą knygą ir turi būti pastoviai veikianti ekspozicija, paroda to krašto. Ir ten, suprantat, ateina ir žmogus reiškia pasižiūrėti, nesukta galvos. Tai aš mokausi iš istorijos. Tai vat vienas yra dalykas ir mes norim daryti tokį dalyką. Reiškia, aš dabar darau... Kaip jaunimą pritrauksi, jeigu tu vien tik knygą. Aš jau paaiškinsiu, kaip reikia patraukti. Pirmai reikia turėti tas knygas ir po to, reiškia, kiekvieno metu padarai jubiliejus. Ir šitą jubiliejų pakviečia visus. Aš pabandžiau 2 kartus, suėjo moksleivių. Ir nereikia čia makaronus man ką nepritraukti. Antras dalykas, kas labai yra įdomus, ekskursijos. Vaikams yra ekskursijos. Ir 1820 metais, kada atėjo Smetono valdžia, pirmoje eilėje buvo vaikams pamokos, maršrutai, ekskursijos. Taip ir čia turėtų būti. Žemaitukus vežti pas jotvingius, aš šitą dariau. Aš turėjau galimybės, vežiau, reiškia, aukštaičius į pas žemaičius, pas dzūkus. Ir viskas, nuo šito reikia pradėti. Viskas. Mano yra tikslas jaunimui perduoti 3 pagrindinės pamatinės vertybės, kad išlikti kaip tauta. Tai yra istorija, valstybės tauta, tai yra etninių kraštų istorija. Kalba, potarmiai, tarmos ir etnokultūra. Viskas. Atsiprašau, žmonės prašo prisistatyti, gal kai ką atstovaujat? Aš atstovauju labai, tarp kitko aš esu nukentėjęs labai gerai, jumis pašaudė, o aš 10 metų negaliu, mano dukra pražudė klanas, Grybauskaitės, Žukauskas, Klasiokas, pražudė Norvegijai,
Tas pats irgi prokurorai rašo nesąmonę, reiškia pirštų parodytas maršrutas, pirštų žemėlapį, jinai pirštų nuo žemėlapį nukrito. Ir pripažįsta prokurorai, teisėjai. Valstybė yra teisinė banditų valdos. Tu to labai teisingai pasakė, čia yra banditų gauja, tai yra klanai. Pabandom apibendrinti dabar jūsų Tai pasakymą. vienas yra dalykas, aš turiu dabar įkūręs Rūtos Šakenytės Lietuvos namai ir mano tikslas yra, tiesa, pasigirsiu, pagėgiuose, reiškia, atidarau jau pirmą etninio krašto pažintinį centrą. Ir vaikai nori būtent pažiūrėti to krašto, tai lietuvininkai ir mažoji Lietuva, tai yra dabar Karaliaučiaus kraštas. Tai dabar, ačiū. Dabar apibendrinimui, kaip sako, skatinti tautiškumą. Tautiškumą, būtent tautiškumą. Jaunimo tarpe. Jaunimui, būtent šitą reikia. Be jaunimo mes prapulsim, mes neliksim. Mes išeinam Anapilį ir viso gero, nieko nelieka. Bet jaunimas yra įdomus, reikia mokėti prieiti. Taip, Reikia mokėti prieiti prie jaunimo. aš moku, galiu pasakyti. Nesu asmeninis. Jo, bet ar reikia Gerai, mokėti? dabar sprendimas. O, Kaip tą padaryti, tą užduotį? reiškia taip, ekskursijos, pažintinės istorijos, to krašto istorijos ekskursijos. Ir tada reikia pirmiausia su savo vietovė, sužinot istorijos kursijas, pažintinės, ne klasiai, o nuvežti į tą vietą, kur buvo, koks buvo judėjimas, koks įvykis buvo, koks mūšis buvo. Taip darė anais laikais. Taip, gautųsi Ekskursijos, būtent informacinis, praktinis, edukacija, praktinė edukacija čia gautųsi. Praktinė edukacija čia būtų ir mūsų ir istorijos, geografijos, ir literatūros šitie dalykai. Šitaip daro. Istorija yra pas geriausius mokytojus. Tas gali 20-aisiais metais. O dabar tam rėmimo, tai čia galim sujungti, kad mes siekiam eiti politiką, Visi bendrai mes turim. kad va, dėl to tikslo patekti valdžią, kad valstybė galėtų remti ir inicijuoti tokias veiklas. Ir remti, įsijuoti, ir pasiūlyti, ir turėtų būti mūsų tokia ta asociacija, kuri mūsų klausytų. Taip. Imti valdžią. Gerai, imti valdžią, priežastis, kaip veikti. Ačiū labai. Viskas